Čia gal pasikelti su keltu. Kiek kainavo, nežinau. Nustaris Mokova, iki tos vietelės yra su keliams 175 metrų. Arba užlėbės gali 175 metrus, arba pasikėlėt gali su keltu. O nuėti yra. Žiūrėjau, iš katros veids pradedėdėm apie 2,5 kilometrų. Čia daug miškų, daug visokių skulptūrų. Prie kelomnic matos teisė. Čia nuostabus takėlis yra. Fantastinis. Slavkovskis. Čia aukštėje Tatra. Upėlis šniokšt pakalnė. Fantastinis kelias. Koks nugludins akmuo. Pasakiškas grožis. Ten ir Slavkovskis, einant palei tą kraštą. Pernešta nejau nuo to kraštą. Žiūri ten slėnį į tus krioklius. Slovakijai Toro parką, Slovakijos rojus pavadinim. Ten yra tekėlių įvairių. To nebėjau pasakyti. Tikras Slovakijos rojus yra čia.
kalnų svarbiausia gerus batus turėti. Pagrindinis dalykas. Ir vandens. Dabar pakankamai maža vandens tur. Pos litrą kišenė. Saulės ne. Bet ten saulėta deina. Aišku, priklausoma nuo pasirinkti maršrutą. Reikia vandens ir geri bata. Bata turbūt žygį. Su geru protektoriu. Nemėgėjiški kažkokį kėduką. Su mėgėjiškas, jeigu išėję. Jeigu laiminga, viskas gera. Bata ne ir slysti, ir pėda netvartas tuo. Tarkim, pats jeigu ir stovu, un tak man sarkom, bet tai padė pėda pradeda iš šon slysti. Ir gaunas ne tas svorio centrus ir gali ir nikstelėti, susižeisti. Kai kurie naudoja žygį lazdas. Tu žygį lazdas labai priklauso nuo maršrutą. Jeigu maršrutas labai sudėtingas arba labai lengvas, nereikia. Jeigu labai sudėtingas, tiesiog nebus, jeigu bus ne 4 mėnesių ar uolom įsikėbis, tai kur tu ant naudosi, jeigu tu ronks naudoji kažkur į akmenį įsikėpti. Jeigu labai lengva, iš esmės šitą tikrai lengvas keliuks irgi nereikia. Ir einant naują kelią, kartais galbūt sunkia pasakyti, ar reiks tų lazdų ar nereiks, jeigu nesieis. Tep ir būn su keliautojas, susikiši kuprins. Čia žadėjau pamirkyti kojas tame lediniam vandenim. Bet nežinau, tai nemažai ėti. Gal kur pabaigo. Tikrai gražu. Slapkovski, ten protom kraštą, vat viršų dabar, kur matos. Tas slėnis matos. Iš viršaus atrodo gera, bet jei ant slėnį dar geriau. Čia gal alaus nusipirkti. Bet priėjom tik grynus. Internetą nei netur, kur tali markup. Dabar einam prie aukščiaus kriukliaus tam slėnė. Ūdrų, tritonų, rūpažėkių, gyvatėčių. Kas vandens skaidroms. Yra tokių bėgėkų. Nedaug, bet yra. Norvegijoje gal daugiau tokių.
daug metų nukrioklio. Tam priekį matos, žemėja Tatra. Toliai ten. Eiti atgal link Staris Smokovas. Biškių ten pavarau, reik maistą nusipirkti. Kažkur pavalgyti jau nebeišės. Vakar yra užsakyti džakuzį. Tai kažkur pavalgyti nelaba. Reik tiesiog nusipirkti. Dar pusvalandis yra iki parduotuvės uždarimo. Dar mažiau negu pusvalandis. Dabar yra 19:37. Uždaro 20 valandų. Varyti kažkam pasiimti, užkosti ir grįžti iš DR. Da ir galiuks varyti, atsipalaiduoti. Kokiu greičiu varau, kad bėgiau, kad daginiau. Tai va aplinkta. Reiks trumpiau bėgti. Nefilmaus. Na va, parėjau į Staris Smokovas. Rausta į maistą nusipirkti. Dabar bandau susigaudyti, kad čia veikau esu. Vėl filmavom ranks akumuliatorius išsikrovė. Teisingiau 2. Tik man baigės su ta parduotuvė. Prie parduotuvės durų buvo lygiai 20 valandų ir pardavėjai rakino duris. Nieko nupirkti nebepavyko. Pajudėjom iš DR. Nebedaug laiko buvo, kad spėti į džakuzį. Važiuojant mašinu per telefoninį žvalgymės, kur galėtų būti pakeliai parduotuvė. Telefon pavyko surasti vien parduotuvę, kad yra netoli pagrindinį kelią. Surizikavom nusukti. Pasirodė dar iki 21 valandos. Tai nusipirkom, ko reikėjo. Baigės gerai viskas. Ačiū už dėmesį. Neužmirškit pažiūrėti kitų video. Ačiū. Iki.